Informacija keleiviams norintiems vykti. Aš pas tave keliausiu, registracija baigta, kontrolė praeita, liko šiek tiek palaukti. Keletas minučių, keletas žinučių ir išskrisiu pas tave. Į dangų, gerą ant sparnų pakilti į dangų, aš keliauju atgal tavęs, ar lauksi manęs? Į dangų, gerą ant sparnų pakilti į dangų, aš keliauju atgal tavęs, ar lauksi manęs? Sveiki keleiviai, mūsų aviakompanijos stiuardesė šiandien segi trumpus jonelius, todėl prisisegite saugos diržus. Mobilieji telefonai bei kiti elektronikos prietaisai skrydžio metu privalo būti išjungti. Sėdinių atlošus aplenkite statmenai. Avariniai išėjimai lėktuvo gale, viduryje bei priekyje. Ačiū, kad naudojatės mūsų aviakompanijos paslaugomis. Linkime jums gero skrydžio. Tuoj pakilsim. Į dangų! Paragauti žalio vyno, kol rasa nesugrįžta. Gera. Šiandien saulė išlydėkit ir visai nebeskubėkit į namų. Gera bus. Rytoj skrisim, šiandien būna ant čia. Na, geras skrydis buvo. Taip. Taip pat kaip ir šie mokslo metai, kurie jau beveik baigėsi. Ta proga reikėtų apdovanoti 10 šių metų geriausiųjų. Taip, ir nuo ko pradėsim, tamsta prezidentė? O pradėsim mes nuo metų abituriento, juk jiem čia mokytis nebedaug ir beliko. Taip, į ekranus. Pretenduoja tapti Edvinas Buinauskas, Aurelija Gervickaitė ir Aurimas Šidiškis už tai, kad jo dar nieks nemato. Laimėjo Edvinas Buinauskas. Porą žodžių, Edvinai. Ne, šiaip aš žinau, kad jūs už mane balsavote vien dėl to, kad tik prezidentas buvau, bet tai gaunasi taip, kad šitą dalyką turėsiu kažkiek 19 dalelyčių dalint, todėl kad visa taryba čia nusipelno šito dalyko. Nes aš per juos žinomas čia. Ačiū. Jo, tai va. Iš tikrųjų, taip abituriento reikėtų apdovanoti metų renginį. Jo pretenduoja tapti Šokių virusas,
filmų festivalis Mokyklos gimtadienis. Laimėjo Šokių virusas. Vida Jasivaitienė. Nėra Vidos Jasivaitienė. Yra! Taip, yes! Porą žodžių, mokytoja. Ačiū labai. Kaip ir minėjau, pasikartosiu dar kartą, be jūsų noro nebūtų šokių viruso tokio gero, kadangi nebūtų dalyvių. Ir labai noriu pasielvartauti, kad labai mažėja klasių ir kitais metais tikiuosi šokių virusą mes padarysim dar geresnį. Labą dieną, mielieji. Sveiki susirinkę į mūsų šaunų renginį skirtą profesijų dienoms. Taip, manau, reiktų nedelsiant pradėti ir pristatau jums vieną iš populiariausių profesijų – statybininkai. Žinai, mūsų mokykloje yra daug žmonių, kurie visuomet pasirengę padėti. Taip. Nekartą juos reikėjo kreiptis pagalbos ir jie niekada mums neatsuko nugaros. Žiūrim į ekraną. Metų pagalbininkas. Pretenduoja tapti Romanas Jasulaitis už tai, kad aprūpino kompiuteriais mokytojas, Budinčias už tai, kad visą laiką išvalydavo koridorius. Ir valgyklos darbuotojas už tai, kad pamaitindavo alkanus vaikus už pinigus. Laimėjo Romanas Jasulaitis. Porą žodžių. Supratau, čia už pagalbą be pinigų. Ačiū visiems. Iš tikrųjų, pagalba galima tik tai tuo atveju, kada ją norima priimti. Ačiū jums visiems. Nu jo, tikiuosi mano vyras nebus toks statybininkas.
O tai, ko tu tikiesi iš savo vyro? Pavyzdžiui, koks krepšininkas. Šiandien žaisime krepšinį. Vyčkos varosi kamuolį energingai, Mikša bando pagaut kamuolį, pagauna kamuolį. Varosi Mikša kamuolį, Vyčkos stovi. Mikša varosi kamuolį, Vyčkos pagavo kamuolį, vis tiek varosi kamuolį. Varosi kamuolį, kažkas nėra, taip kad jiem galėtų tik tai varytis kamuolį. Varosi pasuojasi vienas kitam, varosi Mikša kamuolį varosi. Varosi, štai, minutės pertraukėlė skelbiama. Saulians in the house. What's up, Hebryte? This is Sports Song. Eja girdi nemiegok, eilį kedus greitai šok. Jei be sportą gyveni, tai neturi raumenis. Jauts paus, aš nekėreni nelauk. Iminė naštai taip aplink. Savo raumenis saugiai, ištek mane, atgaivink. Savo lašinius panaikink. Stenkis, lenkis, kuo žemiau.